Tik antrų patikrinimas turėjau. Bet tu labai 9. Koks skirtumas? 269 balsavo. Aš jaugiuosi, kad šis žaidimas daug diskusijų sukėlė. Gerai, tema. Bet visi taip klausė, man patiko. Geras. Gerai, patvarė. Nes ten naktis. Kokia pagražėja, žiūrėk. Pagražėjai. Ačiū. Gydytoja. Ai, galim pristatyti dar vieną dalyką, kurį tu šių metų daro. Kad, bet tai čia, kas žiūri per akis, jo, 20 sekundžių dar duoda. Ką reiškia? Nu, tipo po 20 sekundžių po šerifą dar paskui visi 20 jo. laisvas Kaip laikas. geras dalykas, biškai barbalėjai. Čia tiem, kas į akis žiūri labai, jo. Jo. Nu, tipo po 2 sekundžių muzika biškai prityla ir visi laisvai sėdėsim, tai visi su kaukėm būna. Čia Donui pliusas pagalvot, kaip duot. Man visada trūksta 20 sekundžių. Kad šitos... Čia tik Tik pirmą naktį. O dar Marija trūksta. Davai, važiuoju. Bet tipo visi kaukės nusiema. Ne, visi su kaukėm būna, bet nu sėdi laisvai, nereikia rankom. Aš siūlyčiau įtraukti šitą. Nu jo, čia labai geras. Nu gerai, pabandysim. Nu mieste naktis, pabandysim. Duodi šerifų 20 sekundžių ir po to 20 sekundžių dar laisva pozicija. Tai belia kiek su to kaukiu. Gerai, tai minutė įsitempus ir po to 20 laisvai. Gerai. Viskas. Naktis ša, viskas, kiek gali. Čia tam, kad pagal akis tau. Dėsnis vienas. Jos numeris 2. Jos numeris 3. Žaidėjo numeris 4. Žaidėjo numeris 5. Žaidėjo numeris 6. Žaidėjo numeris 7. Labą rytą. Žaidėjo numeris 8. 8, 9, 9, 9, tipo. Ir žaidėjas numeris 10, jau liko šito kartelę. Miestelis dar giliau užmiega. Sabes lo que quiero, la noche entera. Sabes lo que quiero, la noche entera. Go, pretty girl, turn up, bad girl, turn up, pretty girl, turn up, bad girl, turn up. 20 sekundžių gali nubūsti šerifas arba Tesla. Labas rytas, miestelė. Nu ir kaip tas palaukimas. Gerai, šios dienos kalbos pradėjo žaidėjas numeris 1, jūsų minutė. Labas rytas miestas. Pirmiausia, sureaguosiu į tą visą jūsų naujovę ir pasakysiu, kad fiziologiškai tai yra niekaip nepagrįsta, nes vyzdžiai reaguoja iš karto užsimerkus, ta prasme, tai reikia pusę sekundės ir 20 sekundžių sėdėtų su kauke, tai yra no way. O kitas, aš šiaip pasidalinsiu savo mintim, ką aš galvoju apie 3 pakėlimą. Ir šiaip manau, kad tai yra naudingas dalykas tik tai juodiems žaidėjams. Raudonėms jisai yra naudingas, jeigu pavyksta pakelti. Bet jeigu papylė yra nors vienas juodas žaidėjas, jisai laužys,
nuves jūs į tą paranoją, kur jūs paranojinsit, kad ten, jeigu laužia, tai ten turi būti 2 žaidėjai. Ir metam paeiliui vienas paskui kitą. Įsivaizduokit dabar, jeigu tenai yra vienas juodas ir 2 raudoni, nu tebūnie išmeskit jūs tą juodą prie 10 sekundžių. Išmeskit raudonas, nes jūs paranojate ir nežinosite, kuris iš jų yra raudonas ir kuris juodas. Todėl jeigu tenai yra nors vienas juodas žaidėjas... Jūsų laikas. Ačiū. 10:02 minutės. Jeigu ten yra 2 juodi žaidėjai, jie kartais pasikelia, netgi būna ir taip, o tai jeigu sulaužu vieną po kito šalies ir išmesim, o gal ir 3 ten gali būti juodi žaidėjai. Fiziologiškai nežinau, aš jūs ten daugiau tų knygų medicinos skaitęs, bet teoriškai tai aš suprantu, kad aš tikrai esu matęs, kad tie vyzdžiai nepasikeičia ir kad tai kas praktika, kas fiziologija. Nežinau, kalbėjot belenką, iš tikrųjų visiškai ne tai, kas realybėje yra, nežinau, nevertinu, nes bijau suklysti, jeigu jūs esat raudonas, vertinsiu jūs kaip labiau juodą, tai užpyksit, išplasnosit ir panašiai. Jeigu esate juodas, ką žinau. Aš pats naktį galvoju, kad 5 šiais metais raudona kortelė, ką padaryti, ne raudonas, tai ne raudonas. 10. Ir visai smagu man žaisti už tą raudoną, tikrai smagiau negu už mafus ir pasitengsiu miesteliui padėti. Neparanojinkim, žaiskim gerą tą žaidimą, jis tikrai parankesnis yra labiau. Jūsų laikas. Ačiū. Žaidėjas numeris 3 minutė. Labas rytas mieste, iš to žaidėjo numeris 1. Žiūrėk, aš to žaidėjo numeris 1 ne dėl tos logikos, ne tų minčių sudėliojimo, kas yra gerai, kas yra negerai. Aš galvoju pirmiausia, kad čia jūsų, tikrai ne naktinės mintis, jaučiu jūsų filosofiją iš anksčiau, tie 3, ar čia gerai ar negerai, vienintelė naktinė mintis buvo dėl tų vyzdžių, ko gero, nes čia tik prieš naktį kažkas pasakė. Bet man kas labiausiai nepatiko, tai jūsų reakcija į 10 žaidėją. Kai 10 pasakė kažką, kad juodas, tas buvo suburbuliavimas, toks užstrigimas ir užlaginimas, man atrodo, kad jūs išmušė iš vėžių labai stipriai. Ir man neužėjo, kad antras neišdrįsto sužaisti griežčiau. Man neužėjo tai, kad antras kažkaip sumykė, nežinau kaip čia pirmas, neįstatė pirmo. Net nežinau, aš galvoju, kad sužaisiu dabar vienas patsai. Pirmas man gal įtartinesnis už antrą, antras įtartinas už tai, kad jisai nedrįsta prisimti savo pozicijos, nedrįsta pasakyti, bet kaip yra, nors ir tarsi ieškot, analizuojat, nors ir randat priekaišto pirmam, bet taip ir nepasakė. Jūsų laikas. Ačiū, žaidėjas numeris 4 minutė. Labai įdomi pasakėt, po jūsų dar irgi galvojau, pristraukčiau tikrai antrą savo komandą, bet jūs labai logiškai, aš tikrai stipriai žaidžiu su jumis, jūs man kol kas raudoniausias iš visų vyriuko, bet netmetant galimybės, kad ir antras galimai irgi raudonesnis. Dabar argumentai, dėl ko man nepatiko pirmo, kaip ir jūs sakėte, tai ne naktinės man daugiau mintis, pasidalinimas iš to, kad susirinkot informaciją prieš tai kalbant apie fiziologinius dalykus, aš manau, kad jums ir taip nereikėtų laiko irgi pagalvoti, tai vienas iš pagrindinių argumentų ir jūs sakėte, kad jisai suburbuliavo tada, kaip reakcija buvo į 10 komentarą, bet aš galvoju priešingai, jisai kaip žaidžia už raudoną kortą, jeigu pasipriešinimas ateina iš kitos mens, jisai labai stipriai ir piktai žaidžia, žinai, ir man to nepasijuto, kad jisai labai užsiplėkstų ir stipriai būtų emocija, tai jisai dažniausiai taip vangiau sužaidžia už juodą kortą. 10. Ką apie antrą galėčiau pasakyti, tai man pritruko kad jūs jokios spalvos neduodate su pirmu, nepasakėte komandai, kokią žaisite, tai pilkina jūs, bet kol kas Jūsų stipriai neduočiau jūs laikas. 3, 4, stipriai. Dar sakysiu. 5 minutė. Tai jūs palaukit, pirmas dar užsiplėk, dar bus jam laiko, da čia tik tai 5 minutės praėjo žaidimo. Aš tai manau, kad visiškai turiu teisę sužaisti 1, 2, 3, 4. 2, 3 norėčiau priminti, kad mafija yra komandinis žaidimas, nereikia įsiskirti būti individualistam. Turim tarp 1, 2, 1 teoretiką, 1 praktiką, tai irgi labai nebloga komanda būtų. Vienas teoriją paaiškins, kitas praktiką irgi neblogai žino. Gerai, o baigiant juokauti, nes toj 7 pasakys, kad aš juoda, nes pradėjau nuo bairiuko savo kalbą. 4 labai neblogą pasakė argumentą, kad 2, 3 galimai abu raudoni. Pirmas, manau, kad čia tas, kad jisai sugalvoja apie 3 papilą, gali būti įtartinas, tarp 1, 2, 3 labiausiai įtartinas, nes čia yra toks pasenęs dalykas ir aš manau, žmonės jį nebereikalo naudoja, kad jisai yra pasiteisinęs dalykas. Tai jūsų čia tą tokį krapštyti senų dalykų, manau, čia yra šiek tiek įtartina. Nu, jūs kaip ir norit apsiraudoninti, kažkokią strategiją pasakyti, bet manau, kad čia visiškai ne tai, ką jums turėtų pasakyti. Tai 2, 3 raudonesni, kaip tą pasakė.
Aš žiūrėjau mafijos žaidimus praeitos savaitės ir Saulius kalbėjo apie tą 3 papilų dalyką ir man labai vien dėl to, kad aš jau girdėjau daug dalykų iš praeito ir jūs dabar kalbat ir Sauliui ta visa informacija buvo nauja vienas dalykas, tai svarstė kaip naują dalyką, o jūs jau šitą dalyką tikrai gerai žinot, nes Saulius to nenudar, dėl to jūs man labai įtartinas esat, bet nežinau, kodėl jūs, pavyzdžiui, daug kas nori raudonint antrą, man antras yra juodesnis negu pirmas, nes aš vadovaujuosi tą logiką, kad jeigu man pirmas pasirodė juodas, o antras tenais jį važiuoja, bet nesužaidžia prieš jį, tai man pagal visą tą logiką antras yra juodesnis. Jis važiavo, bet nesužaidė. Toliau labai patiko, kaip sakė, 4-3 kalba, buvo labai sklandi, labai teisinga, labai turėjo tų visų gerų argumentų, žaidžiu 3-4, o 5, aš ne, ta prasme 1, 2, 3, 4, 5, kaip jūs čia viską sujungėt, tai nežinau, tai gal jūs žaidžiat 1-10 komandą ir visi raudonas kortas tiesiog ištraukė. Ai, 10 juodų, supratau. Nu, tai man labai keista jūsų, tai jūs man dabar gaunatės pati tartiniausia. Ačiū. Ačiū jums, žaidėjo numeris 7 minutę. Visai patiko, ką jūs pakalbėjot, kai 5 sužaidė nuo 1 iki 4 su visais. Ir jinai apie 2-3 nelabai argumentuoja. Ir tada, kai jūs parodėt, kad pirmas juodas ir paskui, kad, nu ir galvoju, tai 5 pritraukinėja savo pirmą juodą ir dar čia atsys su visais sužaidžia, bet jinai su visais sužaidus argumentavo tik tai, kad pirmas būtent kodėl yra nebūtinai raudonas, o apie kitus nešnekėjo. Todėl aš įtariu, Laura, man pirmas nėra tai toksai įtartinas. Patiko, kad jūs antrą įtarėt, nes aš žaidėjau numeris 2, mielai aš jūsų paklausysiu, aš jūs įtariu ir aš galvoju, jums irgi sakėt, kad pirmas pilkesnis, o man jis oranžinesnis, iš to, ką jis pasakė, negalima vadinti, nu tai ką žinau, pilkesnis, nu tai jei jis juodas, man jis raudonas. Įtariu tarp 2, 3, 4, labiau 5, aišku, tarp 2, 3, 4, 5, baigit musikuoti, jūs man esate tartinas žaidėjas. Sulaikas, ačiū, žaidėjas du gavot baudą, žaidėjas numeris 8 minutę. Šiaip tai viskas būtų paprasta, nes atrodytų, kad raudonesni žaidėjai 3, 4, 6, 7, juodesni 1, 2, 5. Nesvarbu, aš sakau savo Čia užsakymą kažką reikėjo padaryti. Kas dabar daro užsakymus kalbomis, man atrodo dabar užsakymai eina ant gestų visų. Bet ką aš noriu pasakyti, Laura, jums, žiūrėkit, nu, jeigu aš galvočiau, kad 1, 2 yra mafai, pavyzdžiui, ne, nu pradžiai man taip ir atrodo, 1, 2 gali būti kartu mafai. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs mafas, nu jums neapsimoka su visais žaisti, nes 3-4 atakuoja 1-2. Todėl 5, aš nesakau, kad jūs tikrai raudon, bet jūs tikrai nesu 1-2. Ir, tipo, už sujungimą jūs, nu, tipo, kaip ir raudonesnė gaunatės, nes jūs nedarot konfliktų, jūs apjungiate, ne? Bet tada kas mafai? 1-2 tikrai įtartini ir man atrodo, kad gali būti kartu, iš tikrųjų, nes jūs sakot, nenori pyktis, jūs netgi juodesnis už tai, kad jūs nenori pyktis. 2-7 ne kartu, nes antras ima baudą ant 7 kalbos, todėl vienas mafas kažkur yra paslėpęs. Kol kas žaidžiu 3, 4, 5, 6, 7. Ačiū, žaidėjas numeris 9 minutę. O tu jūs nepradėjot kalbos, kad ten įtartiniausia žaidėja, po to pabaigėt žaidė toj komandai. Nu, man keistai, jūs dėstė toks vaizdas, nebuvot apsisprendęs iki savo kalbos. Tarp 1, 2, 3, manau, kad juodžiausia 7. Jūs po to sakot, kaip iš manęs raudonus nesuranda, taip ir nesuranda. Aš žaidžiu 1, 2, 3, 6 kol kas. Manau, kad trečias iš kalbos gerai pašnekėjo, nors ir įtarėt 1, 2, manau, kad 1, 2 labiau raudonė, kad 4 įtartina, kuri pasėmė po to jūsų poziciją ir ten nuėjo po to, kad ten 1, 2 reikėjo pratakuoti. Aš 1, 2 galit patikrinti mane, aš pasigalvosiu, ką papilint nakties metu, aš manau, kad 1, 2 labiau raudoni, bet trečias ne juodas. Ir nemanau, kad 6 juodas, nors jisai irgi sužaidžia prieš 1, 2, bet iš kalbos pačio dėstymo man jūs labiau raudonesnis atrodo. Manau, kol kas tarp panelių daug juodų žaidėjų ir manau, kad Alenas nelabai raudonas, nes kaip jau sakiau, pradėjot vieną kalbą apie vienas pozicijas, pabaigėt visai kitom pozicijom atvirkščiom. Tai va, galim 9 patikrinti. Gal mano mintis yra svarbesnis negu paprasta sausa pozicija. Alenai gavot baudą. Baigtą miestelį, ar jūs nieko prieš pasikalbėti su antru žaidėju, šitų 1, 2, pilnom 1, 2. Niekam nesuprantu, kaip jūs... Šiaip labai gerai, kad jie pasikalbės, nes 1, 2, kaip jūs juos surandat raudonis, aš nesuprantu, tiek pirmo kalba buvo tokia reakcija, kaip pasakė, kaip ir ta žaidėja buvo tokia, kad jisai man pasirodė ne raudonas, o antras žaidėjas nenori prieš pirmą labai stipriai žaisti, jo nepasiema ir kaip trečias žaidėjas pasakė, kad tipo, nenori stipriai pasakyti savo pozicijas, nenori ten daryti konflikto, ar lygtais norėčiau, bijau suklys ar dar kažką, man tai pasirodė šiek tiek įtartina.
Dėl to galvoju, kad 1-2 net ir gali būti kartu, bet jeigu jūs ant bylo pasikalbėsit, galbūt ten kažkas pasikeis, kol kas galvoju, kad 1-2 kartu gali būti juodi. Ir už tai nesuprantu, kaip 9 gali sujungti 1-2-3, kur trečias įmeta 1-2 pakankamai argumentuotų, jūs juos paimate ir sujungiat. 5 už 1-2-3 sujungimą taip pat yra neraudona, nes gali būti, jeigu 5 tipo yra neraudona, jinai gali bandyti bent jau vieną iš jų 2 prisitraukti. Galvoju 6 labiau raudoni, 3, 4, 6 labiau raudoni, 8, 7 neraudonas. Čia mano raudo komanda. Pasisakė visi žaidėjai. Skaitas prie kompiuteros 1 ir 2. 1 ir 2. Kas balsuoja? Kines? Kas balsuoja prieš dėją numeris 1? Ačiū 5 balsai, kas balsuoja prieš 2, ačiū 5 balsai. Prieš dėjas numeris 1, 30 sekundžių. Aš atsakau dėl reakcijos, aš pirmoji mano reakcija buvo, norėjau pasakyti, patikinau nepakelsiu prie 3, o kalbėjau tai, kad negalima kelti. Labai blogai yra 6 su logika. Jis kalbėjo apie tai, jis buvo šerifas, jūs turėtumėte ne tai apie tai pagalvoti, kad aš esu šerifas, net suvedate. Šiaip man tarpiniausi žaidėjai yra 6-8, nors jūs tuomet 6 labai raudonas yra labai terminas, 6-8 yra tarpiniausi, 10 po savo kalbos galvoju, kad yra labiau raudonas, man labai patinka 5, 9, dėl 7 neturiu nuomonę. Aš manau, kad 10 yra raudonas. Sulaikas. Ačiū, žaidėjas numeris 2 pusę minutės. Taigi jau Bondas savo matus pardavinėja, aš iškart parduočiau jį, jis ant manęs net nepyktų ir jeigu juodas, aš įvažiuočiau iš karto. Dabar sako, aš neapsisprendęs esu, tai sakėt neapsisprendęs esu, bijau įvažiuoti savo juodą. Bokštas už savo kalbą nusipelnė patikrinimų, gerai kalbėjot, poziciškai 3-4-6 sužaidėt, apie 7-8 visiškai nieko nepasakėt, kur 7-8, 3-4-6, 7-8 sužaidė šitoj pozicijoje. O kas 7? Kur 3-4-6 pozicijoje? Jūsų pozicijoje 7 sužaidė, o jinai savo kalboj malą belenką. Jūsų laikas! Pasisakė visi žaidėjai. Tarp 1-2 pakartotinis balsavimas. Kas balsuoja prieš numeris 1? Ačiū 5 rankos. Kas balsuoja prieš 2? Ačiū 5 rankos. Kas balsuoja už tai, kad abu žaidėjus pakeltų? 3 rankos, to neužtenka. Tikrinama 8. Antra bauda. Visi snaudžiat, atsibunda žaidėja, numeris 7, jūsų geriausias ėjimas. Aštuoni, 9. 10. Sveikinimą. Pradžiai žiauriai norėjau žaisti prieš pirmą stalo pusę. Kodėl juokitės, kad jūsų nepalikau? Aš nusišojau. Šerifas? Ką patikrinat? Atsivėrė? Tai jūs įtartinas? Nu, aš šerifas patikrinau 9 juodas. Ne, iš tikrųjų 8 juodas. Ne, iš tikrųjų aš šerifas patikrinau 2 raudonas. Turėjau tikrinti 2, nes labai norėjau prieš jūsų žaisti, jūs prieš mane žaidėt, galvojau atsiverčiu Valenui, nes jūs žaidėt priešingose komandose, bet dabar karūna jūsų rankas. Nežinau, labai sunku, nes viskas tačiau, kad jūs juodas ir kas su jumis juodais. Gaila, kad nepažaisiu, bet šiaip nepamirškit, kad Alanas mane visada... Jūsų laikas, paliekant stalą, pabuojam žaidėjai numeris 7. Ir labas rytas žaidėjas numeris 2 minutė. Taip jam ir reikia. 9 mane raudoną pavadino, tai kiti ir tikrinkit, nu, pagal tą poziciją. Kas atsivėrė?
Jūs išeisit vienam rankom. Tai kodėl šitą ženklą rodot? Kodėl šitą ženklą ponas Bokštai rodot? Kodėl? Jūs šerifas. Statau 10. Priimta. Gali būti įtartinas už poziciją 3-4-6. Apie 7 žinot, kad nieko nenorit kalbėti, galbūt šaudot, nenorit nei prieš ją žaist, nei su ją žaist. Parodyt, Bokštai šitą ženklą, tai jeigu parodyt, atsakykit už jį. Nu, tai gerai, rinkit jį su kuo pylintis pats asmeniškai, nes jūs man kol kas įtartiniausias esat. 1, 10, kažkur turi pylintis, 3 visi vadina raudonu, 8 žaistų prieš 5, nebandytų jos prisitraukti, 4 dar įtartina, 1, 4, 10 kažkur čia pylintis. 10 sekundžių. Aišku, kalbėkit ir žiūrėsim. Ir va, bus tas pabandymas papylinti 2 juodus žaidėjus, ar ne? Jeigu jūs raudonas, nu tai ten galbūt juodus. Sulai, ačiū, žaidėjas numeris 3 minutė. Labas, Julius miestelis. Prašau, nesijuokit, aš norėsiu dabar apie jūs būtent ir pakalbėti. 5 žaidėjas 0, sako, žaisiu 1, nu žodžiu, visą tą traukinuką. Sužaidė šerifišką žaidimą, aš galvoju, arba jie atsiskleis šerifas, arba bus donas. Aš netikiu, kad raudonas žaidėjas taip galėjo sužaisti. Ir jūs pasakot, kad nuo 1 iki 4 jūsų komanda tinka, nuo 1 iki 5, tada pasakot, kad pirmas nebetinka ir tada prieš pat naktį pašaukit, kad kas tenais tikrinasi. Neprisimenu kažkokį tai patikrinimą, kad 8 patikrinimas. Aš galvoju, kad tikrai galėjo tai būti užsakymas, kad -1. Iš to žaidėjo numeris 5. Klausysim, aišku, ką dar jūs kalbėsit, bet kol kas man labai stipriai užkliuvo. Ir su 5 atsiranda vat problemyčių ties 8 žaidėjai, nes 8 savo komandą jūs pasakėt, kad jums 5 patiko žaidėjas, kad jis visai gerai sužaidė, kad jie visai drąsi buvo ir tada jūs pasakėt, kad pirmas ir antras jums juodas. Jūs sužaidėt ne jos komandai, tarsi jūs sužaidėt prieš ją, nors pasako savo kalbos pradžioje, kad jums jų patinka. Sulai, man neužėjo. Ačiū, daugiau rimties, kad tai gerai. 4 minutė. Jūs kažkaip ir dėstėtas gerai mintis, bet labai strigo jūsų kalba. Ta prasme, ko nebuvo ant pirmo rato, tai kol kas įtartina vien emocija pati, kaip jūs patikinėti tą savo kalbą. Kitas, aš tai norėčiau įstatyti, aš statau 10, bet įstatyti norėčiau 9, man labai įtartina buvo kalba. Nu, aš žinau, kad dabar antras yra raudonas, bet sužaisti 1, man aplamai nesupratau komandos 1, 2, 3 ir prisitraukite 7, kur 7 atrodo, nu žinom, kad jinai raudona, bet jinai iš viso random pradėjo dėlioti skaičius, jinai iš viso seką prarado, kur sakyčiau visiškai 6, ne? Su 6 sprendžiant. Nu gerai, tai 6 dar sutikčiau, man jisai atrodo raudonas visiškai iš emocijos. Jūs man nepatinka labai, kad jūs darot balaganą ir jūs labai daug juokaujate. Nežinau, man tai belenkaip trūksta rimties, visi prisėmė belenkiek pražangų, jūs turite 2 pražangas kaip už raudoną miestietę, tai aš stengsiuosi kaip tik nesurėti, padavu, kad išbūti. Tai man tie argumentai nepatinka ir nesueina. 10 šerifo rodėt pats tą... Gerai, nesuprantu, tu ženklų paaiškinsi po to. Nežinau, aš... Sulaikas. Norėčiau statyti, nėra įstatymas. Žaidėjas numeris 5 minutė. Aš nesuprantu, aš kaip tik nedarau balagano, jūs čia pasižaidė pavienį, aš kaip tik jumis sujungiau, pasakiau raudonį. Aš sujungiu 1, 3, 4, 5, paskau patikrinti į aną pusę. Jeigu man čia yra daug raudonų, aišku, aš prašysiu patikrinimo į tą pusę. Logiška, aš nesuprantu. Jūs verčiat ant mane, jūsų argumentai prieš mane yra visiškai nelogiški. Įstatau 4 dėl to, kad vadina 3 raudoną, kuris visiškai be argumentų įvažiuoja į mane. Reikia važiuoti į aną pusę, kur plus parakimas. 10 maksimaliai juodas už šerifo parodytą ženklą. Pirmas pavadino 10 raudonų, pirmas gali būti, aš paskui 0 įtartinesnis. 1, 10 gali būti kartu komandai ir tarp 8, 9 sėdi vienas mafas, bet kol kas reikia, kad klausyti jų kalbų. Tai kol kas įvažiavimas 1, 10, dar 1, 2 buvo mafas, 2 patikrintas raudonas, lieka pirmas atmestiniu būdu. Tai kol kas 1, 10, 4, kol kas mano čia įtariamųjų va čia yra pirma, o paskui tarp 8, 9 kaip ir turėtų sėdėti vienas mafas, bet paklausysim. Jūs atmetimo būdu... Laikas, ačiū. Amberiu. Aš žinau, kad jūs labai norėjau važiuoti, bet man patiko jūsų ta kalba, kad net nevažiuosiu šitą ratą. Labai, tikrai patiko logiškai susakėt. Žiūrėkit, įstatau 10, balsuosiu 10, nes, tikrai jisai turi atsakyti už tą savo parodymą. Toliau man labai tartinas yra 8, jūs sužaidėt su 7, kur 7 aiškiai matėsi, kad labai jaudinosi ir jūs taip sužaidėte iš karto su ja. Nu, jūs turėjot, manau, ją važiuoti. Jinai ir toj komandai neaiškiai sužaidė ir visa kita. Paskui pirmas, kaip aš patapau jum juodžiausių žaidėjų iš viso stalo vien dėl to, kad praeitą žaidimą palyginau su praeitų žaidimų su Saulium, kad jis buvo šerifas, o jūs ne, dėl to aš jums pats juodžiausias labai keistas. Nu, klausiau, vat būtent tą ir pakartau, ką jūs sakėt. Jūs sakėt, kad man blogai su logika. Ir pasakiau, kodėl blogai su logika. Tai va,
Su jumis tema baigta, aš pasakiau apie jūs, ką galvoju. Ir 4, jūs padarėt klaidą, sako, 9 prisitraukė 7, o 9 išskyrė 7 kaip ypatingai juodą. Jis pasakė nuo 1 iki 3, man juodžiausiai 7, dėl to jūs dėl tos klaidos man tarpinė. Laikas, ačiū. Aš tai realiai kalbėsiu tik tada, jeigu tikrai klausysit, nesiruošiu. Jeigu bus gestikuliacija, aš tiesiog nustosiu, jūs prašau valdykit stalą, kad nebūtų tokių dalykų. Ką įstatyti, kas pilinsis? Stu vieną. Man, pavyzdžiui, keista, aš toks vaizdas, kad, aš sakau kalbas ir ką aš pasakau, jums visiškai nesvarbu, jūs po to grįžtate į poziciją. Bet tai pozicija pasakyti yra žiauriai paprasta, ypač jeigu yra juodas žaidėjas, jisai lengvai prisitaikys prie bet kokios pozicijos. Norės sužaisti prieš mafus, norės paimti vieną mafą, pasakys tokią poziciją, kuri bus patogi stalui. Aš paaiškinau, kodėl man pasirodė, kad 5 gali būti mafas, bet po to pasakiau, jeigu jinai mafas, tai jai neapsimoka žaisti su 3-4, kurie žaidžia prieš 1-2. O dabar aš galvoju, gali būti 1-5 kartų mafai. Kodėl ne? Jūs bijote atakoti 5, pasakėt gerą kalbą dėl to, kad ne jūsų netakoja. Pas ją juodam taikiny 1-4-10, kas yra visai natūralu. Ir po to sako, tarp 8-9 pasiims mafas, nes 3 gerai pakalbėjo, o jūs neįtartinat. Ir jums tai tinka. Kodėl 5 negali būti juoda? Aš tai pavyzdžiui, sutinku, kad aš galėčiau net pasakyti. Dės numeris 9 minutę. Ką gilina? Manau, kad pirmas raudonas. 4, 5, 6? 4 turi būti, 6 irgi nemanau, kad labai juodas, manau, kad 10 tikrai juodas. Ir tarp 5, 10, 10 man labai juodas. Aš net noriu pasakyti. Tada pats to pasipilins iki galo. Gerai, pats pasipilint galiu, jeigu jūs to norit. Aš ant nulio sakiau, kad 10 juodas, kai jis iškart šnekėjo, pasakiau, kad 1-2 kartų raudoni, kam tada jūs tikrinti ne mane, aš kam jums jūsų spalvos prisiemu. Koks man tikslas? Vienintelis pasakiau, kad 1-2 kartų juodi. Man atrodo, kad daug juodų yra 4, 5, 8, 10. Kažkur čia pilinčių žaidėjus. 4, 5, 8, 10. Kaip tu nori, taip tu pylė. Manau, kad 6 labiau raudonas. Aš tavo noriu pasakiau, kad jisai suklydo savo komandoje, bet jisai dabar kaip šneka, man jis labiau raudonas. Tai gerai, pirmas sako, kad 10 jam labai raudonas. Aš galvoju, kad 10 juodas. Tai ne, kaip ir sako Alinas, nebūtinai ten yra kažkokios pozicijos. Mano 4, 5, 8, 10 yra daug juodų žaidėjų, o kaip pylinsi, taip jau nori. 1, 5, išstatau 1, išstatau 5, išstatau 8, išstatau 10, ten mačiau nori tuos pilinti, kaip papylinsi, taip jau norės. Laikas, ačiū, 10 minutę. 4, 5, 6. Kas yra, negaliu gyvenime papylinti tavęs, dabar aš patikrintas raudonas, norėsiu ir papylinti. Bondai 3 bauda. Jūsų šitą populiarų nuomonę, kad 10 įrodymų dėl to, kad parodžiau, kad aš šerifas, 7 rašė mane į savo tas, į geriausią įmą, dėl to aš parodžiau, kad esu šerifas, kad tiesiog nuimtų manęs, nes aš esu raudonas ir nuimtų mane nuo įtarimų. O paskui pasitėms nuėjo, kad 10 yra juodas dėl to, kad jisai juodas. 5 nieko nepasakė, jinai pradėjo pulti 4, tik tais, kad už 3, kad jinai palaiko 3. Dėl to 5 tikrai ne raudona ir sako, kad aš 10 be, kur išstatau 4, 5, 6, 4, 5, 6 balsuoja į, jaučiu 5, 4, 5, 6. 2, 3 balsuoja į 4, 8, 9, 10 balsuoja į 6. 4, 5, 6 į 5, 1, 2, 3, 10, 4, 8, 9, 10 į 6. Minimum vienas juodas. Minimum. Laikas. Dės numeris 1, uždarom salą minutę. Įstatau 4, įstatau 5, įstatau 6. Patvirtinta. Tai pripildys. Tai 4, 5, 6 balsuoja į 5. 8, 9, 10 balsuoja į 4. 4. Jam 2, 3 į 4. Nori taip? Ok, jūs patikrintas, jūs norite balsuoti į antrą žaidėją, gerai. Balsuosim ne į paskutinį, ok. 8, 9, 10 balsuoti į 6. Dabar 5 man šiaip sukėlė labai daug įtarimų. Aš pavadinau 10 prieš tai pagal jo kalbą ir dabar, kai jisai, aš nežinau, kad jis atsibūdęs rodys šerifas ar dar kas nors, jūs užsipuolate. Jūs prieėjote kažkokios dedukcinės išvados, kad 1-2 ten buvo tikrai vienas juodas, antras yra patikrintas raudonas, aš žinau, kad esu raudonas, jūs man kad tiesiog juoda. 6. Jeigu aš jūs vadinu, kad nėra logikos, tai nereiškia, kad aš vadinu jūs juodu. Toks nereiklausiu, jūs girdėjote, ką aš jums sakiau. Aš nesakiau, kad jūs esat juodas, sakiau, kad jūs esat be logikos, tiesiog. Jūsų laikas. Pasisakė visi žaidėjai, patraukit rankas nuo stalo. Įstatytos 6 kandidatūros. 10, 5, 4, 1, 8, 6. Kartoju. 10, 5, 4, 1, 8, 6. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 10? Stop, nėra balsų. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 5? Stop, 3 rankos. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 4? Stop, 3 rankos. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? 0 balsų. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 8? Ir kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6? Likusios 3 rankos. Žaidėjai 5, 4, 6.
Turėsite po 30 sekundžių. Pradeda žaidėja numeris 5,5 minutės. Absurdiškas žaidimas. Visiškai iš šono jūsų patikrinimas yra, jeigu dabar žiūrėkit, logiškai 5-6 vadina ketvirtą juodą. Kokios ketvirtas spalva? Jeigu tarp 4-5-6 sėdi 2 machai. Kokia ketvirtos spalva? Greičiausiai raudona, jeigu jūs mane skaitot su 5-6 yra komandai. 8, 9, 10, 1, 2, 3, pasakė 4, pasakė, kad 5 yra juoda. Greičiausiai neapsimoka. 6, taip, kaip 10, reikia rėkti ant stalo, kad 10 tikrai juodas parodė šrifą ir paskui 10 klausyt, ką jisai papylina. Labai blogas patikrinimas. Žaidėja numeris 4, pusė minutės. Oi, aš džiugiuosi, žinokit, sudalyvavęs papildą, džiugiuosi dėl to, kad išeisiu nuo šito stalo, kokį cirką jūs čia visi padarėte. Visų pirma, kad antras komunikuoja su 10, kur sako juodas. 5, jūs turite 3 pažangas, kokias jūs čia nesąmonės? 3? Tai aš nesuprantu, kodėl jūs neprirašėt tų pažangų. Man tai ta prasme toks žaidimas, žinokit, aš kaip nesuprantu ir kaip nenoriu žaisti tokio nešvaraus, negražaus. 6, kokios nesąmonės šneka, jisai aplamai net savo kalboje nieko nepasakė, tik tiek, kad sutinku su 5 kalba ir vien tik tai gynimas aiškinamas pirmam žaidėjai. Kas? Ačiū. Žaidėjas numeris 6,5 minutės. Na, aš dar kažkaip ir galvau, kad ar nebūsi, kad visi 3 raudoni atsistojom ir dabar galvoju, kad nebus. Kokias aš nesąmonę šneku, viską normaliai pasakiau. Pasakiau, kad 9, jis pasakė, kad 7 yra tenais startiniausias žaidėjas, o jūs pasakėt, kad jis pristraukė 7. Pasakiau argumentų, dėl ko jūs įtariu. Visiems pasakiau argumentus, dėl ko ką įtariu. Tai nu, aš maniau, kad gali būti 1, 8, 10, bet dabar, ką jūs pasakėt, labai jūs įtariu, tai nu, man tinka su jumis pasikelt. Pralošim, tai pralošim. Jeigu pralošim, tai bus 1, 8, 10. Jūsų laikas, ačiū. Pasisakė visi 3 žaidėjai. Pakartotinis balsavimas tarp 5, 4, 6. Kartoju, 5, 4, 6. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 5? Stop 3 rankos. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 4? Stop 3 rankos. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6? Stop 3 rankos. Kas balsuoja, kad visi žaidėjai paliko stalą? Dauguma žaidėjai 5, 4, 6. Sveikinimo kalbos. 5? Neturiu ką pasakyti. Ne pirmą, kelintą. Kas yra, kodėl tu manęs taip varai? Tai viskas 4 baudas, jisai pašalinamas nuo stalo. Mano minutė. Ačiū. Visų pirma, pats reikėjai, pasakėjai, kad 10 tikrai juodas už šerifo patikrinimą. Čia buvo daug kalbų po mano, kai aš sulaužiau, tada Donas, būdamas iš šerifo, niekada už tokią klaidą negalima neatsakyti. Ir mes jau pasimokom ir pasimokom. Čia buvo klaida numeris 2 padaryta per savaitę, nuo kurios turėjom pasimokyti. Ir jūs rėkdamas, pakeldamas toną, pasakėt, aš iškart parodžiu 10 juodą, aš turėjau su 10 pylintis, o ne 4, 5, 6 turėjau pylintis. Jeigu jūs jau galvojat, kad aš juodą, aš pylinu su 10. Aš pylinu su savo įtartinais, vienintelė įtartina buvo 4. Dabar taip, palauk, dabar galvoju, tu 10, 1, 10. 10 sekundžių. Palauk, tu 1, 10. 3, 8, nu, 8, labai geras būtų patikrinimas, žodžiu. Jūsų laikas, paplom žaidėjai numeris 5. Žaidėjai numeris 4 minutę.